Sveiki, šiandien balandžio 1, kaip sakoma, humoro diena, melo diena, bet nekalbėsim apie melą, kalbėsim, kas vyksta fronte, tai yra 1498 karo diena. Ir aš vis dar Ukrainoje, viename iš, galima sakyti, didesnių miestų, pravažiuojant, sustojau padaryti šitą video, tai yra Dniepras, matosi Dniepro upė, vaizdas visai, krantinė graži. Sąžininkai sakau, krantinė graži, centras irgi gražus. Tai nusprendžiau padaryti tą tokį trumpą vaizdo įrašą, apžvelgti, kas vyksta šiandien fronte. Ir šiek tiek, kai sakau, pakritikuoti Jungtinės Amerikos valstijas, kad jos yra lūzeriai. Pasižiūrėsim, ar tai tiesa. Tai va, dar kartą, dėkui, kas remiat kanalą. Tai yra, šėrinat, spaudžiat like, dalinatės, remiat per Contribui, rašot komentarus. Smagu skaityti, tikrai perskaitau visus, nes jų nėra daug. Tai nėra sudėtinga susekti kiekvieną komentarą, bet kartais jau noris ir atsakyti į durus komentarus, iš tikrųjų net nenoriu diskutuoti. Ar tai apie dronus, kai buvo, ar tai rusų provokacija. Žiūrėkit, manęs nedomina, ar tai provokacija, ar tai ukrainiečiai specialiai leido. Esmė yra tokia, kad mes turim problemą. Mes nesusitvarkom su oro gynyba ir reikia ją tvarkyti. Tai čia yra vienas aišku. O kieno tie dronai, tai manęs neturi jaudinti visai. Tai todėl aš į tai žiūriu biškį kitaip. Ką aš galiu pasakyti? Apie lūzerius pakalbėsim. Tai Ameriką skaitom lūzeriais ar ne? Aš skaitau ne. Kodėl? Pirmas dalykas, kas yra laimėtas karas. Mes nežinom pirmo tikslo, ką norėjo pasiekti Izraelis ir Jungtinės Amerikos valstijos. Bet ką padarė? Pirmas dalykas, sunaikino visą vadovaujančią grandinę. Pirmos dienos darbas. Toliau, sustabdyta branduolinė programa. Sustabdyta. Sunaikintas laivynas. Sunaikinta daug raketų paleidėjų. Sunaikinta. Tai dabar, ar tai yra pralošimas, neįėjus į rajoną? Sunku pasakyti. Vertinkit patys. Aš skaitau ne. Tikslai pasiekti daug maž tie, kas turėtų ir būti daroma. Kaip toliau vystysis? Sunku pasakyti. Amzūro sąsiauris blokuotas, bet tai yra, manau, kad laikinas dalykas. Nafta pabrango, bet pabrango ne dėl to, kad jos yra trūkumas, o tiesiog tai yra spekulacija. Paprasčiausia spekulacija, kurią bando pasinaudoti tarpininkai, perpardavėjai ir taip toliau. Tai yra grynai spekulacija. Mes diskutuojam, kad pradėjom skaičiuoti svetimus pinigus, kad žiūrėkit, perėmėjai ukrainiečių yra pigiau negu brangios raketos. Bet ką mes matom? Viskas gerai, kad dronus perima pigios sistemos, yra ir kitos sistemos, ta prasme, galima bandys sraigtasparnius laikyti ore, aišku, tai kainuoja vėlgi pinigus. Bet efektas. Paleidai raketą ir žinai, kad jinai tikrai perėmė. Neperėmė antrą raketą, kompensuoja smūgį. Aišku, brangu. Bet ar kuriam nors kare Amerika skaičiavo pinigus? Ne. Aš dabar neatsimenu, kiek kainavo Irako karas, bet aš manau, kad 2-3 kartus per Ameriką buvo RU-66 galima buvo pakloti auksu. Tai va supraskim, kad pirmas dalykas karyboje vakarų yra efektas. Čia ir dabar ir sutriuškinti. Tai vat, ką dabar pasiekė per 4 metus ukrainiečiai, bent jau vizualiai, tai Ust-Ilug uostas ir Primorsko. Jis dega, jau dega ne vienas, antrą savaitę turbūt bus tai, kai dega. Tai vat, tai yra pasiektas vienas tokį efektyvus rezultatas, kurį aš matau per 4 metus. Bet man kyla klausimų daug dėl tų pigių dronų. Kai skrido Tomahawkai į Iraną, niekam nekilo klausimų. Pataikė, nepataikė, rezultatas aiškus. Vakar klausau žinias, buvo paleisti ginklų gamyklą 2 flamingai. Buvo deklaruojama, kad tai yra naujausias technologijos,
analogas Tomahawkui ir konkurentas Tomahawkui. Gamykla Osinteriai pamatė, kad buvo tik pažeista, net nesugriauta, tik pažeista. Pagal visą idėją pirmas dronas pataikė į stulpą, atsitiktinai užkabino. Nu ir susinaikino. Rezultatas 0. Teritorijai kažkur tai. Antras dronas nukrito prieš gamyklos šono kažkur. Tai ten labai nedidelis pažeidimas matosi iš kosmoso. Tai va aš ir kalbu, taip, vakarietiškos priemonės jos yra brangios, bet padaro savo darbą. Kai be kalbėsi, be jų mes kol kas ateities karo nelaimėsim ir gynybos negalėsim išlaikyti. Ir čia aš manau, kad bent jau artimiausius 5 metus reikia dėti tašką. Čia taip kaip ir Iranas, kai sakau, ar laimėtas, ar pralaimėtas. Klausimas yra, ajatolos liks prie valdžios su kardais ar mediniam ietimis. Tik tai tiek. Taip, iš ten paleis vieną kitą raketą. Bet visa sistema yra sunaikinta. O ją atkurti reikės mažiausiai 5 metus. Mažiausiai. Jeigu nedaugiau, nes bus sankcijos dar griežtesnės negu buvo iki šioliai. Nesvarbu, kad jie yra atidirbę visą logistinį principą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va čia aš atsakau mūsų pigių sistemų gerbėjams, kad jos yra reikalingos, bet koncentruotis vien tik į jas negalime. Nes jos nėra ta galia, kuri gali pakeisti rezultatą mūšio lauke. Sakysim, ukrainiečiai padeda, taip padeda, bet jie laikosi. Ir kai matom iš fronto, vis tiek traukiasi. Sistemos vienokios ar kitokios. Nu, sakykime, dabar dronai. Ką jie padarė? Realiai, prieš tai kariai naudojo šaunamosius ginklus prieš karį. Dronai ką dabar padarė? Lygiai taip pat kariauja prieš karį. Pagrindė karys prieš karį. Pasikeitė tik atstumas. Daugiau nieko. Ir vietoj brangios artilerijos pradėjo naudoti sąlyginai pigius dronus. Dronas yra, kaip sako, 500 eurų. Aš netikiu ir manęs neįtikins, jeigu norim padaryti normalų droną. Plus reikia skaičiuoti amuniciją, kuri kainuoja. Tai realiai pliusas jame tik tai yra tame, kad yra valdoma skraidanti amunicija. Bet analogas kaina turbūt atsistos vis tiek, nenori artilerinio šaudmens kaina. Tai va tokia mano šiandienos įžvalga trumpa. O kai sakau, kas bus rytuose, manau, artimiausiam savaitėm, kaip ir minėjau, pamatysim. Ten vyksta įdomus dalykai. Einam prie žemėlapio. Išlieka Chotin, Pisarivka, Kienica, Marinė. Ir aišku, iš dešinio flango, kur buvo prasilaužimas, bandoma vėlgi taip pat judėti link šitos krypties. Tai, kaip sakoma, priešo tikslas išlieka tas pats. Tai yra išeiti į šitą grubiai liniją. Ir nuo čia pradėti paruošti placdarmą Sumo puolimo kryptimi. Čia teko nakvot, galiu pasakyti, tikrai šitą pusę ruošiasi, nes teko nakvot netoli Perkėlos Sumo kryptyje vienoje iš vietų. Tai naktį paleido 2 kabus, vienas nedaskrido, kitas perskrido. Tai po antro kabo namuose buvo žemės drebėjimas. Nežinau, sakyčiau, gal 5 balų skalėje vertinant. Viskas gražiai sujudėjo, bet tokia situacija. Tai va, priešas ruošiasi šitai pusėje, bet kol kas nėra aktyvus veiksmai. Aišku, rodo, kad ir gynybinis rajonas įrenginėjamas apie Sumų, Sumai ruošiami kaip tvirtovė. Tai nebus taip lengva, įėjom ir nuėjom. Toliau, jeigu judam, tai judam Charkovo kryptimi. Čia situacija be pakeitimų. Bando priešas judėti priekį, Vilčios kryptimi, bet proveržio jokio nėra. Tai yra priešas čia sukaustytas. Jeigu kalbant Kupiansko kryptyje, priešas vėlgi stabiliai bando apeiti tiek iš dešinio pusę Oskylą, tiek kairiuoju krantu Oskylą link Kupiansko, bet čia yra užblokuota jų komanda. Komanda tai yra būrys ir jokio prošvaiščio kol kas čia neturi. Aišku, bando dar Pišenę kryptyje pajudėti, bet vėlgi, kai sakau, čia yra sustabdytos pajėgos, jau stovi ilgai, beveik 2 metai be pakeitimų, kitaip tariant.
Kas įvyko būtent, sakyčiau, trečio korpuso, galbūt taip galėčiau įvardinti atsakomybės rajone. Tai jeigu grubiai trečio korpuso atsakomybės rajonas turėtų būti, jeigu aš neklystu, visas šitas rajonas, tai priešas bandė pirmiausiai judėti frontaliniu judėjimu, bet čia juos pasitiko puikiai, buvo mechanizuotas puolimas, jisai buvo sustabdytas. Toliau, aišku, išlaiko Borovos kryptyje priešas didį intensyvumą. Neoficialiai žiniomis jau čia kaip ir mūšiai vyksta dėl Borovas. Žemėlapis to nerodo, negaliu pasakyti. Tai yra iš pokalbio su vietiniais, kaip sakoma, kariais, kuriais teko bendrauti, galima taip daryti išvadą, nes realiai nuo paskutinio taško iki perkelos Borovos, čia yra 12 km, tai realiai viskuom jau perkela yra pasiekiama. Ir aišku, priešas bando dešiniajam flange lygiai taip pat judėti link Oleksandrivkos, bet čia kol kas didelio proveržio neturi. Kas yra gerai, tai kad pagaliau vienintelis kariuomenės sausumos pajėgų vienetas, tai yra trečias korpusas suformuotas kaip korpusas. Reiškia, visi padaliniai korpuso yra šitam atsakomybės rajone ir kaunasi laiko gynybą būtent to rajono. Gynybinis rajonas užima kažkur apie 150 km, tai korpusas dengia apie 150 km fronto liniją. Tokia įtempta situacija. Aišku, kuo viską tai baigsis, manau, tai bus labai geras išbandymas kaip korpusui. Tai yra vienintelis. O visi kiti korpusai yra suformuoti štabai, bet kariauja ne su savo pavaldžiais padaliniais. Tai yra priskirtais. Tai čia vėlgi daug klausimų yra. Aprūpinimas, toliau planavimas ir visa kita. Taip, intensyvumas labai stiprus išlieka. Dar čia žemiau eina, atsiprašau. Link čia korpusas, man atrodo, eina Dibrovas, trečias, čia irgi trečio korpuso. Esmė tame, kad reikia žiūrėti, brėžti liniją ir tiksliai bus pažymėta. Taip, ką mes čia turime toliau, tai turim būtent Jampilį ir aišku išlieka akivaizdi situacija, problematiškiausia turbūt Jampilį, kai ta kišenė yra, neaišku, kas ten vyksta, bet kol kas tai nėra užimta teritorija, čia ukrainiečiai laikosi. Ir aišku, tikslas yra prieš išeiti ant Limano, nuo Limano apeiti Slavianską, per Doneckę, Šurovoje greičiausiai, čia kažkur tai ir išeiti gale Slavianską, tai yra, kaip ir minėjau, ne kartą pagrindinė užduotis. Aišku, didžiausiai dabar mūšiai vyksta kelyje Slavianskas Bachmutas, tai būtent šitoje vietoje, čia priešas eina iš abiejų pusių kelio ir eina į priekį. Tai yra jau galima sakyti Fedorovka druga priklauso Rusijos pajėgom ir toliau aišku tikslas yra Nikonorivka. Tai būtent išeiti čia. Nes čia priešas dabar bandys šičia išlyginti liniją, tai logiška būtų, kad labai stipriai neišeiti į flangus, neįsitemti, čia visos sąlygos yra sudarytos, tai yra išsivalyti šitą pilką zoną ir toliau pasiruošti placdarmą, nuo kurio judėti būtent link Slaviansko šitoje kryptyje. Toliau išlieka įtempta vieta, tai būtent Konstantinivka. Ką aš mačiau video, tai galit pažiūrėti, jau įdėta video, kaip rusas laksto daugiabutyje ir bando iškelti vėliavą. Aišku, čia ukrainiečiai lasdavojasi, kad gal geriau ant stogo reikėtų kelto, nelakstyti su tą vėliavą tokiam stiliuje. Kai matot, video toksai, yra tokia situacija. Tai pagrindiniai mūšiai, aišku, vyksta Konstantinovkos kryptyje, tai ką priešas dabar daro, bando išeiti būtent ant šito kelio, Bachmutas, Pakrovskas. Čia įsivalyti šitą pilką zoną, užsidaryti ir nuo čia jau tada, kaip sakoma, pradės greičiausiai, tai kad suprastume, tai kažkas tai taip padaryti. Ir nuo čia jau, vėlgi, kai matom, jau yra per šičia judėti link greičiausiai Konstantinivkos
Ir greičiausiai bus bandoma Stinkyje, Čianai, ir kas dabar vyksta, būtent nuo čia judėti lygiai taip pat link Konstantinovkos. Tai neskaitant, kad bus frontalinis puolimas. Atrodytų Konstantinovkos likimas planuojamas tokiu būdu ją užimti. Kol kas situacija yra valdoma, kiek ilgai tai laikysis yra sunku pasakyti, bet šiam momentui situacija valdoma ir Konstantinovka dar negriuvus ir jinai laikosi. Toliau mes turime Grishino kryptį. Čia priešas juda į priekį. Novoaleksandrivka jau primūšiai vyksta. Toliau aišku Mirne, Šalyivka ir Jurivka bus judama ta kryptim, nes čia puikiai gaunasi judėjimas palei upelį. Ir intensyvus mūšiai vyksta dėl Rodinskės, kur priešas yra stabdomas, bet jo vėlgi vienas iš tikslų yra pirmiausiai pasiruošti placdarmą tolimesniam judėjimui. Taip, ir aišku, nuo Udašnės į Grishino. Tai va, toks placdarmas turėtų būti artimiausia užduotis priešo pasiruošti, kad galėtų judėti toliau, tai yra išeiti link Zaporižės krypties, tai vienas iš šio tikslų. Ir tai bus pirmiausia, aišku, Pavlogradas, o toliau matysim, nes tikslas yra, aišku, galbūt Dnipras sakysim, bet čia jau yra labai tolima užduotis. Pagrindinis tikslas tai yra Zaporižė šiai dienai, ką mes turime. Tai būtent mūšiai ir vyksta pagrindiniai dėl šito. Ir aišku, dabar kas vyksta labai stipriai, tai būtent išvalytojų zonoje, ką mes čia matom, tą didelę pilką zoną. Tai čia rusai vėl bando prašokimo taktiką, greituoju būdu pralėkti ir įsitvirtinti. Tai vakar, tiksliau prie Dobropilės toj kryptyje, buvo užfilmuotas tankas, ne vakar, gal užvakar, aš vakar radau tą video, įdedu, pažiūrėkit, kaip tankas naikina kopos atraminį punktą. Bet vėlgi kyla daug klausimų, ką veikia vienas tankas, atvažiuoti 50 metrų iki pozicijų, kad jas apšaudyti, prasmė. Reiškia, vėl kalbam apie tai, kad iniciatyvos daug, bet be plano. Tai kodėl ne 3 tankai remiami 6 šarvuočiais, galbūt būtų pavykę padaryti prasilaužimą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, tai rodo, kad vėlgi trūksta rezervų, trūksta planavimo, normalaus planavimo. Bet tai parodo, kad ir pas Rusus yra bėda su logistika. Logistika amunicijos ir šaudmenų. Tai, kad matot, tanką net dronai neatskrido, tanko sunaikinti. Tai va, toks tikslas yra priešo būtent, kad čianai vėl bandyti visomis kryptimis kiek įmanoma pajudėti priekį, išeiti ir užsiimti pozicijas ir iš ten pritraukti po vieną, po 2 žmogeliukus ir toliau vėl daryti šturmus. Pasirodė video vėl, kad priešas bandė Stepnogirske judėti su transporto priemonėmis lengvom, bet čia jam nepasisekė, sakykime. Tai vat, tokia trumpa situacija būtent šioje kryptyje. Pamiršom Orichovo kryptį. Kas vyksta čia? Čia vyksta vėlgi tie patys mūšiai Rabotino kryptyje, bet čia yra įėję ukrainiečiai gilį šitoj vietoj. Ir jeigu neklystu, rytoj apžvalgoje patikslinsiu įėjimus. Gali būti, kad yra įėjimai dar keletas įėjimų giliau. Kaip matom, Rabotinas yra pilkoje zonoje, bet čia vyksta mūšiai. Tai reiškia, ukrainiečiai bando šturmuoti. Aišku, žemėlapis to neparodys, bet matysim, jeigu čia įsitvirtins greituoju laiku, gali būti, kad tai bus pilkoji zona. Tai ką matom, tikslas yra priešo vėlgi taip pat užimti būtent Novo Danilivką, ką matom, ir išeiti per Malą Tokmačką link Orichovo. Ir aišku, toliau yra Zaporižė. Kaip ir viskas ant žemėlapio. Kaip matot,
situacija fronte tikrai yra temta. Mechanizuoti puolimai vis dar yra aktualūs tiek vienai pusėje, tiek kitai pusėje. Be šito prasiveržti ir judėti į priekį neįmanoma. Bet kai matom vieną tendenciją, tai kad didžiausias koks puolimas vyksta, tai yra kuopos lygmenyje. 10 transporto priemonių, kai matėm, tai yra kuopa, geriausiu atveju. Tai apie kokį puolimą galima kalbėti iš Rusijos pusės, bet, kai sakau, jeigu apčiuos gynyboje, ukrainiečių gynyboje silpnąją pusę, jie tikrai darys masinį prasilaužimą. Ir čia gali būti įdomus dalykai. Bet kol kas to nesimato, kad galėtų jie tai irgi padaryti ir išvystyti. Todėl, kai sakau, remkim Ukrainą, kas kiek, kaip galim, kuom galim, tai yra svarbiausiai. Netgi ir morališkai palaikyti. Jeigu turi draugų žinutę, parašyti kaip sekasi, morališkai palaikysiu žmonėm pašnekėti. Ir to yra gerai. Tai yra irgi palaikymas. O aš, ką noriu padėkoti jums dar kartą už palaikymą, kad žiūrit laidą, tiksliau kanalą, spaudžiat like, dalinatės, rašot komentarus. Ir ką, norėčiau palinkėti gerą vakarą ir iki sekančio.